Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш Sveiki, brangus draugai. Pradedame mūsų sekmadienį webinarą. Studijoje, kaip visada, Michaelis Laitinas, Borisas Belsakorsis, Michailas Senilevičius. Aš taip pat dėstytojas iš Kabalos akademijos. Šiandien mūsų tema - kaip ištaisyti mūsų sielą. Va tokia tema, jūs jau užsisakėte patys, daugybė pasijungimų, verčiama yra 20 kalbų, taigi būkite su mumis, pasijungkite gyvai, užduokite klausimus, mes juos užduosime be eilės. Ir toksai dabar įsibėgėjimui pirmas klausimas, mes gavome iš vieno klasių. Kodėl sielai reikia išsitaisimo? Ravas. Todėl, kad ji iš pat pradžio yra sugriauta, sugadinta. Ir visa tai vyksta dėl to, kad yra vienas vienintelis kūrinys, kuris yra vadinamas siela. Ir tam, kad tas kūrinys galėtų save pajausti, kad jis egzistuoja, kad jis yra savarankiškas, pasiekti savo didesnio prašvietimo, pačio didžiausio, tai yra kūrėjo lygmens. Jis privalo praeiti susiskaldymą ir išsitaisymą. Taigi, mes gauname savo sielą mūsų pasaulyje po gabaliuką. Kiekviename iš mūsų yra mažas gabalėlis iš bendros sielos. Kažkada buvo tokia bendra siela. Ji vadinama Adama Rishon, arba tiesiog Adomas. Tai yra noras. Na, gal negerai, kad aš tik rusiškai rašau. Nieko? Ne, nieko. Ne, bet ką reiškia nieko, jeigu verčiama į kitas kalbas. Tai čia yra Adomas. O viduje yra šviesa. Tos sielos užpildymas. Taip, šviesa arba or. Šviesa. Tai kūrinys sukurtas, jis tada praktiškai savęs nejautė, todėl kad buvo labai mažas noras ir labai maža šviesa. Tam, kad atvesti jį į tokią būseną, kad jis būtų panašus į kūrėją, tai ta siela tada susiskaldo į daugybę, į didelį kiekį dalelių. Taip, 600 000 pagrindinių dalių ir dar daug skirtingų, labai daug. Taip, kad kiekviename iš mūsų, va taip, jeigu mes ją taip pradėtume dalinti, čia yra daug įvairiausių duženų. Va, paimkime bet kurią duženą, va, tarkim, va tokią, va. Duženą. Taip. Ir kas dabar toje duženoje yra? Šitoje duženoje yra taip pat savo noras. Va tas va noras. Tai pirma. O antroji tai šviesa. Tai pirma tai noras ir jo užpildymas. Taip pat toje duženoje yra, toje mažoje dalinėje sieloje. Ir dabar kas gavosi įvykus sudužimui? Tos duženos pradėjo jausti save, kad jos yra savarankiškos. Tai yra, tarp jų atsirado tokios sienos, na kaip tarp žmonių. Ir mes pradedame jaustis, kad esame atitrūkę, atstumti vienas nuo kito. Ir tas atstumimas vienas nuo kito yra vadinamas egoizmu. Reiškia, dabar egzistuoja čia didelis kiekis dalių, kurios yra antagonistinėme požiūrėje vienas į kitą santykyje. Kas toliau? O toliau mums reikia surinkti va šitą būseną, surinkti ją, taip, ir atvesti į pirmą pradę. Tai yra, kada tos 600 000 dalių ir dar daug įvairiausių papildomų, visos jos susijungia į vieną bendrą norą ir užsipildo viena bendra šviesa. O kur dedasi tas egoizmas, kuris dabar jos skiria?
kad kiekviename iš jų yra kad kiekvienas iš jų yra tokiame mažame savo kevaliuke, žievėje. O egoizmas niekur nesideda. Mes turime prieš akito egoizmo susijungti tarpusavį. Ir kada mes susijungiame tarpusavyje, tai tada šviesa gaunasi daug kartų didesnė negu buvo anksčiau. Jeigu čia šviesa buvo, tarkim, net nežinau kaip čia pasakyti, ji išeina 613 dalių daugiau. 613 dalių daugiau. Taip? 613 kartų. Ir tokiu būdu, vietoj to, kad kaip pradinėje būsenoje mes čia jautėme tik truputėlį save kaip egzistuojančius. Taip? Jūs žinote, kaip kažkaip jaučiasi, tarkim, koks nors mažas vabaliukas. Taip? Tai va, tokioje būsenoje tai buvo mūsų pirminė būsena. O mūsų antrinė būsena, kada mes grįžtame ir susijungiame visi kartu, prieš akį savo egoizmo, kuris yra aplink mus, tada skirtumas tarp tų dviejų būsenų du lygų vienam. Du sulyginus su vienu, tai reiškia 613 kartų. Tai reiškia, mes pradedame save pažinti, ne taip, kad egzistuojame truputėlį, tai šalta, truputėlį šviesa, truputėlį šešėlis. Ne, mes pradedame jausti tokias tarpinės būsenas. Ir pats svarbiausias dalykas, mes pradedame jausti tai, su kuo mes turime reikalą. Kas mums duoda jėgą, kas mums duoda gyvybę ir kaip mes galime būti santykė su kūrėju ir kaip mes galime su juo įeiti į tokią būseną, kai tai kaip čia vadinama, kada aš savo aukštesniajam, o jis man. Tai yra, mes pradedame pasiekti kūrėją ir pakilti jo lygmenį. Va taip. Apie ką mes dar čia galim pasakyti? Mokinys. Iš principo tai ir atsakymas į klausimą. Na taip. Ravas, gerai, galite užduoti papildomus klausimus ir mes eisim toliau. Gerai, klausimas toksai po šito klausimu. Harkovo mokinys klausė, o kas sulaužė, kas sugadino sielą, jeigu sistemoje yra tik kūrėjas ir kūrinys? Ravas, kūrėjas sulaužė. Kūrėjas laužė, žinoma, juk taip ir parašyta, kad ir taip pripažinta jo pačio, pats kūrėjas pripažino, tai juk pasakyta, kad aš sukūriau egoizmą, bet jums daviau šviesą. Tora yra vadinama šviesa. Tora tai nuo žodžio or, šviesa. Daviau jums šviesą, kad ištaisyti jį. Ištaisykite ir gaukite atlyginimą. Kokį? Tai kad iš to mažo vabaliuko, kurį aš jums sukūriau, jūs galite pasiekti mano lygmens. Amžinybės, tobulumo, begalybės, pažinimo, pojūčio, malonumo, viskas prieš jūs. Mokinys tai gyveno toksai, vabaliukas, uždėta šviesa, buvo viskas gerai. Kas gerai, visi jaučiasi kaip vabaliukas, jaučia gyvenimą, kaip jaučia vabaliukas. Mokinys, o Ravas, kurie sako, kad jeigu pajausi gyvenimą taip, kaip jaučiu aš, tu turi sudužti ir grįžti surinktas. Ravas, taip. Reikalas tame, kad kūrėjas galėjo padaryti pats tai ir iš pat karto, bet čia problema buvo su laisvės pasirinkimu. Laisvo pasirinkimu, todėl, kad mes patys turime panorėti ir patys to pasiekti. Mokinys, o ką reiškia patys panorėti? Ravas, pasiekimo pojūtis, atskleidimo pojūtis, užsipildymo. Visa tai aš. Mokinys, tai kada žmogus sako, kad aš noriu būti laimingas, reiškia, jis turi praeiti tą būseną. Ravas, na, tarkim, žmogus, kuris gimė karaliaus sūnumi ir tas, kuris pasiekė tos būsenos pats. Na, tai yra skirtumas vis dėlto. Jelena klausė, jeigu siela tai noras, kaip galima įsivaizduoti, kas tai yra suskaldytas noras? Ar tai noras, kuris... Ravas, egoistinis noras. Jis yra vadinamas suskaldytu. Mokinys, tai siela tai yra noras. Sielas yra noras gauti malonumą. Ravas, taip. O egoistinis noras gauti malonumą tik vardant savęs, nesiskaitant su niekom kitom pasaulyje, tai suskaldyta. Keletas klausimų apie mano sielą. Denisas iš vienaklasio rašo, mano siela nemirtinga, ką man ją taisyti? Ir Olegas iš kabalisto bendruomenės rašo, kas ne taip su mano siela, ką man ją taisyti? Ravas, pirmiausia, pradėkime nuo to draugo, kad jūs sielos neturite.
Mokinys, o čia rimtas pareiškimas. Ravas, taip, jūs man atleiskit, bet sielos nėra. Žinote, sielą reikia užsidirbti. Siela tai yra kūrėjo dalis. Va kada va tas egoistinis noras, kurį mes savyje aptinkame, tampa dirbančių davime, meilėje ir to išėjimo iš savęs apimtyje, tai yra apimtyje, kiek mes panašus į kūrėją. Tai yra, mes vadiname sielos noru. Ir jeigu ji tokia netampa, tada pa žmogų, reiškia, nėra to altruistinio noro. Tai reiškia, nėra sielos. Mokinys, tai reiškia, žmogus, kuris nesiekia meilės ir davimo, reiškia, neturi sielos. Ravas, nėra sielos. Mokinys, bet kažkokia siela ar yra. Ravas, o kodėl skaitote, kad yra? Tai kas to, žinote, kas yra siela? Ne, vitalinė siela, tai taip, gyvūnė siela tai yra. Tai vitalinė jėga, kuri atgyvina mūsų gyvūninį kūną. Suteikia jam gyvybę. Daugiau nieko nėra. Mokinys, o jūs to nevadinate sielą? Ravas, vadinkite, jeigu norite, bet iš principo kabaloje siela yra vadinama panašumas kūrėjui. Prašom. Nikolajus iš Charkovo užduoda klausimą, kaip pas sielą gali būti vardas ir kas duoda sielai vardą? Ar kūrėjas? Ravas, pati siela savo uždirba savo vardą. To laiptelio dėka, į kurį pakyla. Tai yra lygmuo atitikimo kūrėjui yra apibūdinamas sielos vardu. Klausimas. Kam kūrėjui mano davimas ir meilė? Juk jis sukūrė kūrinį, kuris turėtų jį pamilti? Ravas, taip. Taip. Mokinys toks egoistinis požiūris, va. Ravas, na, mes galim šnekėti, ką norim. Kabalistai pasiekė šitą fiziką mūsų pasaulio atviro, didelio, ne mūsų mažo uždaro pasaulio ribose. Ir jie tada mums pasakoja, kas vyksta. Jeigu jūs norite įsitikinti tom, padarykite tą patį, ką padarė jie ir įsitikinsite. O po to pačiu galėsite apdarinėti, ar tai teisingai padaryta, ar neteisingai. Ir tada pamatysite, kiek pasikeis jūsų nuomonė. Mokinys, noriu pasakyti, kad klausimai ateina iš socialinės grupės paklaus kabalisto. Ten labai rimtai vaikinai dirba. Klausimas, kodėl būtent turiu taisyti save, o, pavyzdžiui, ne aplinką? Ravas, todėl, kad taisydamas aplinką, liksite to pačio egoistu, netgi dar didesniu. O taisydami save, jūs turite galimybę, viltį, šansą tapti panašiu į kūrėją. Tai yra visiškai altruistu. Gerai, tęsinys klausimo. Kodėl sakoma, kad reikia taisyti mūsų sielą, o ne savo? Ravas, na ne, aš taip nesakyčiau. Nors bendrai yra priežastis tai atsakyti, kad mūsų siela. Todėl, kad žmogus pats savęs taisyti negali. Jis taiso kitus. Ir tame yra ištaisomas pats. O ką, siela pas mus viena visiems? Ravas, bendrai mes pasiekime tokią būseną, kada mes matome, kad siela yra visiems viena. Taip? Michailas iš Domodėdovo užklausinėjo. Ravas, aš nenoriu tai gilintis, todėl, kad tai labai supainios pradedančius. O mokinys, kaip tik užduodam pradedantysis klausimą. Kodėl pas mane kartais toks tuštumos pojūtis, nieko nesinori, viskas atsiboda? Nu ko tai taip? Ravas, tai dėl to, kad jūs šitame pasaulyje daugiau neturite ką veikti. O kokia prasmė? Egzistuoti, gyventi? O kaip tas vabaliukas? Jūs turite pradėti vystyti save dvasiškai, tada pajusite, kam iš tikrųjų jūs sukurtas. O jeigu taip, na, prasidėsite dar keletą metelių šitame pasaulyje, na, dar ten truputėlį funkcionuos jūsų kūnas, tam tikrą skaičių veiksmų čia, ten, kas iš to? Mokinys, jeigu nesiekimas dvasinio pasaulio, tada šitas pasaulis yra visiškai akligatvis. Kitas klausimas, man nelabai suprantama, kodėl žmogus, kuris akivaizdu liktai yra depresijoje ir palei logiką į tą depresiją jį įvarė kūrėjas, o dabar jis panorės susitapatinti su to pačiu kūrėju. O todėl, kad jis neturi kur dėtis. Kūrėjas jį įvaro į depresiją tam, kad žmogus paklaustų, ką man verta gyventi. Ir galų gale jis ieško ir randa gyvenimo prasmę. Mokinys, o kitaip negalėjo atvesti kūrinio? Ravas, ne. Todėl, kad kūrinys tai yra noras gauti malonumą. Ir kada pas tą norą nėra malonumo, jis klausia, tada ką man gyventi? Ir tada
ateina prie tokios būsenos, kai jam būtina atrasti kažkokį užsipildymą, egoistinį, o čia jį pamaitina po truputį. Nori truputį, va čia truputį, čia biški ir taip ir kitaip, kol jis juda egoistiškai ir pradeda suprasti, kad iš tiesų altruistinis malonumas jis ir yra tikrasis užsipildymas. Mokinys tai vatys gerai. Dar vienas klausimas. Sergejus iš Ukrainos klausė, ar yra gyvenimo prasmė pas atskirą žmogų kaip individuumą? Ar tai yra bendras tikslas visiems žmonėms planetoje? Ravas, ne. Pas jokį žmogų nėra gyvenimo prasmės ir joks žmogus vienas nesugebės atrasti gyvenimo prasmės. Todėl, kad mes visi kylame iš vienos vienintelės sielos, iš Adomo. Ir todėl tik tos sielos pasiekimas, jis suteikia mums gyvenimo prasmės pojūtį. Valerijus iš Peterburgo klausė, pakomentuokite tą gyvenimą, kurį aš suformuoju savo. Išgyvendamas su meile per vargus ne tik dėl savęs. Ravas. Išgyvendamas, dirbdamas dėl kitų, tik vardan kitų. Ir tai ir yra gyvenimo tikslas. Todėl, kad jūs toje būsenose, kai jūs duodate kitiem, iš tiesų įgyjote juose jūs savo sielą. O kai reiškia, jūs ne tik dėl savęs įmete, jūs pastiprinote, sakote tik kitiem. Ravas. Taip, tik kitiem tai rašo visose kabalistiniuose šaltiniuose. Reikalas, kad čia toksai yra inversinis atsiskleidimas, kada aš atiduodamas viską likusiem, staiga aptinku, kad aš nieko neduodu, kad aš tik juose atskleidžiu savo sielą. Dinipolis klausė, antigonizmas tarp vieningos sielos dalelių, tai ką, kurėjo pokštai, Ravas, taip, tam, kad mes to egoizmo prieš akį susijungtume tarpusavį ir pasiektume noro jėgos dydžio 613 kartų daugiau, net tai buvo pirminėje būsenoje. Nepaprastas klausimas, Lidija iš Kišiniovo rašo, aš daug ir ilgai ėjau prie kabalos, staiga pagaliau atėjau, viską čia turiu knygas, mokytojus, mano mintis pilnos protas pilnas minčių, žinių, bet išeina mano džiaugsmas, kas daryti. Ravas, jūs turėjote džiaugsmą egoistinį, pabandykite įgyti altruistinį džiaugsmą nuo to, kad jūs įsijungėte prie tiesos. Visas pasaulis prie to eina. Pažiūrėkite į šiandienos pasaulį, kaip jis ieško ir visą laiką praranda ir nieko neranda. Iš tikrųjų, šiandien visur atsiskleidžia, kad egoizme mes rasti nieko negalėsime. Žiūrėkite, kas šiandien vyksta su tais balsavimais, ten rinkimais. Anglijoje buvo, tai dabar Prancūzijoje vyksta, kas ten dar pas mūsų eilėje, dar kitos šalis. Visa tai mums parodo, kad egoizmas save jau pergyveno. Tai yra, mes nebegalime eiti normaliai egoistiškai, kaip tai buvo anksčiau. Mes bandėme padaryti ir visą laiką vis tiek įsitikindavome, kad mums nesiseka. Bet dabar tai jau mums yra aišku, kaip jau ir iš anksto. Tai kad sustabdykime mūsų šitą egoistinį judėjimą į priekį. Jis visiškai nenaudingas ir tik atneša mums naujus likimo smūgius. Bet pasižiūrėkime, kaip galima vystytis pagal tai, ką siūlo kabala, pagal tą metodiką. O kabala sako paprastai, metodika paprasta. Sako, kad virš visų šitų mūsų problemų, kurios atsiranda tik dėl to, kad mes nekenčiame vienas kito, atstumame vienas kitą ir taip toliau. Jeigu mes statysime virš jų tiltelius, virš mūsų nesutarimo, nenaikinti nesutarimų, nesutarimai lieka. Tai yra, mes turime ateiti į tokią būseną, kada egzistuoja vienas egoizmas, antras egoizmas. Taip? Vais. Vienas ir štai antras. Jie vienas kito nekenčia. Ir šitas nekenčia, šitas su minusu žiūri jį, o tas su minusu į tą žiūri. Ir štai yra tokia metodika, kuri jam sako, kad štai jūs dabar turite pradėti dabar žiūrėti vienas į kitą su pliusu. Su pliusu, taip? При этом, что относится с минусом. Tuo pačiu, kad žiūri su minusu. Ravas taip, ir minusas taip pat. Ir tada gaunasi, kad skirtumas tarp jūsų pliuso ir tarp jūsų minuso, va šitas skirtumas, tai ir yra siela.
В продолжение Александр спрашивает из Магнитогорска. Tęsiant, klausė Aleksandras. Те, кто потерял интерес к радости, Gyvenimo prasmės ieško tie, kurie prarado interesą džiaugsmui, vadinamojo gyvenimas. дар от Творца. Jūs dabar, Ravas, tokių dabar žmonijoje 70%, brangusis mano. 70% žmonijoje tokių, kurie vartoja narkotikus, raminančias tabletes, migdomuosius įvairiausius ir taip toliau. 70%, netgi naminiai gyvūnai, nekalbant apie mažus vaikus, yra tam tikroje depresijoje. Mes tik nejaučiame, kad mes visą laiką esame taip pat tarpusavėje depresijoje. Nes esam depresijoje ir mes tik tais atpratom jau žavėtis, džiaugtis, šypsotis, viską priimti su šypsena. Mes jau to nebeturime. Mokinys, tai čia kažkoks natūralus procesas? Ravas, taip, žinoma, čia natūralus procesas. Mokinys toliau jis rašo. Jūs norite toliau juos nuvesti nuo žemiškų malonumų? Ar neteisingai būtų juos išgydyti nuo intereso nebuvimo? Ravas, o kam jam gali būti interesas? Mes savo interesą, mūsų egoizmas perdegė. Išdegė mumise. Tiesiog jo daugiau nebėra. Tai buvo interesas maistui, seksui, šeimai, žinojimui, garbei, šloviai, nuopelnam turtui. O šiandien palaipsniui tai išskrenda. Pakalbėkite su nauja karta, liekite iki 25 metų, iki 30, jūs pamatysite. Jie tiesiog tęsia, žinoma, jeigu egzistuoti tai reikia, bet bendrai jų nedomina nei tos aukštos materijos niekas. Netgi seksas jų taip jau pernelyg nedomina. Jiems labai iš tikrųjų išgyvenimo reikia. O kodėl? Mes matome, kad jie nesiruošia tuoktis, buto nereikia, kažko vaikytis taip pat nereikia, turi savo kampą kažkaip taip, nenori palikti tėvų. Tai todėl, kad jie jaučia, kad šitas pasaulis jiems nieko negali pasiūlyti. Kaip aš dabar juos stumsiu atgal į šitą pasaulį, kau pilno? Džiaugsmu? Levas iš Minsko kaip tik tęsia. Kaip gali perdegti žemiškas gyvūninis egoizmas, jeigu užpildant vieną kiekį, užsimanai dvigubai? Levas, tai ne tas egoizmas, tai ne mūsų egoizmas. Ugnis dvasinis? Levas, taip, žinoma, mes to nematome žemiškame egoizme. Žemiškas egoizmas palaipsniui išgaruoja. Ir tai natūraliai mes stebime visose mūsų gyvenimo atvejuose. Iš kur tas teororas vyksta? Tai taip pat užsipildymo nebuvimas. Žmogus yra pasirengęs viskam, kad tik pajausti užsipildymą. Nors jau užsipildymą mirtyje, kovoje, nesvarbu kame, kad tik tai būtų tikras, didelis. O kuris reiškia, visų tų džiaugsmų neužpildo. Ir tada jis jau ieško kažko kito. Ravas, taip, natūralu, kažko kito. O kuris tai ką tie teroristai, tai agresiškai neišvystyti žmonės? Ravas, mes dar pakalbėsime apie tai. Terorizmas tai yra iš naujo gimstantis į altruizmą egoizmas. Mokinys, bet jūs visą laiką pasakojate, kad yra istorija ir aplamai visa istorija tai yra nuolatinis egoizmo augimas. Ravas iki mūsų laiko, taip, o dabar jis pradeda mažėti, neperdeginėti. Mokinys, mes Mišas tavim papuolėm rimtai. Ravas, mes atėjome į finalą, taip. Esam labai įdomiame istorijos taške. Mokinys, mes pasaulyje taip pat dabar stebime, kad žmogus nieko nepasitenkina. Baigėsi vienas noris, tučtuoju metasi prie kito. Ravas netgi nesimeta. Mes matome naujoje kartoje, kad duok tą žaisliuką jam į rankas, pažiūrėti išmanų telefoną ar dar ką nors ir iš principo jam to ir pakanka. Mokinys, nežinau, man atrodo, kad vis dėlto daugelis su mumis nesutiks. Pasaulyje didžiulis kiekis malonumų. Paprasčiausiai tik sunku juos pasiekti. Tai yra taip, labai sunku. Ei, pabandyk pasiekti garbės, turtų, tai viskas netaip paprasta. Jeigu žmogui duotų, aš nemanau, kad žmogus atsisakytų to. Ravas, va, apie tai yra rašoma, kad žmogus, kuris ateina į Kabalą, jis taiga pradeda jausti malonumą tame gyvenime. Jį pradeda vėl traukti maistas, seksas, šeima, garbė, žinojimas. Taip, ir viskas taip toliau ir taip toliau. Mokinys, ne, aš ne prieš ir sielą pasiekti taip pat, bet aš puikiai suprantu, bet aš to dar kartą sakau. Pas mus yra statistika ir
mes matome, kas vyksta pasaulyje. Относительно чертежа Taip. Евгений из Берлина Mokinys, спрашивает, kalbant из apie каких плюсов и brėžinį, минусов mokinys iš Berlyno klausė, iš kokių pliusų ir minusų susidaro ta siela, kokias pagrindinės sielos savybės, gal tai sferos? Ravas, ne. Mes dabar su jumis nenagrinėsime sferų. Aš tiesiog parašysiu, kad tai yra mūsų ego, taip, o čia yra mūsų meilė, o va čia yra mūsų siela. Дальше. Toliau. Ну, тут спрашивают, да, что мне даст исправление? Na, čia klausia, ką man duos sielos ištaisymas. Čia klasiokai užduoda iš klasiokų. Проявление души Klausimas. вам даст Ravas sielos ištaisymas jums duos и вечного счастья. absoliučios ir amžinos meilės pojūtį, Вот и все. pasiekimą. Štai ir viskas. То есть абсолютного наполнения Tai yra absoliutaus visiško во всех užsipildymo. ваших желаниях. Visose jūsų Все noruose. желания, которые Va, visi norai, kurie yra sieloje, jie užsipildys. Да потому что Kodėl? O todėl, kad Kabala jūs moko свет через praleisti visą šviesą per save visiems Надо likusiems. понимать, что, Reikia suprasti, kad, как сказать, kad надо kaip čia понимать, pasakius, что reikia suprasti, kad возлюби ближнего, pamilk artimąjį, к чему оно приводит? prie ko tai atveda? Tai atveda prie to, kad tas artimasis pradeda būti jūsų mylimuoju, которого вы желаете наполнить. kurį jūs trokštate užpildyti. Tam, kad jį užpildyti, jūs privalote gauti iš kūrėjo tą užpildymą ir praleisti jį per save tam artimajam. Чтобы он был ближним, вы должны Kad jis būtų artimasis, jūs turite prasismelkti jo norais, kad jį užpildyti. Tai yra, gaunasi taip. Вот это, допустим, Va tai, tarkim, esu aš, а это ближний, o tai artimasis, а тут Творец. o čia kūrėjas. Я обращаюсь, Aš kreipiuosi į artimąjį, я хочу его наполнить. aš noriu Я užpildyti jį. получаю от него Aš iš jo gaunu jo norą, минус. minusą. Этот минус я пропускаю через себя. Šitą minusą aš praleidžiu per save, pro savo norą. Я Ir обращаюсь с двумя tokiu būdu aš kreipiuosi į kūrėją su dviem minusais. Minus vienas tai yra tas noras, kurį aš turiu atiduoti žemyn, а? va čia. И второй минус от меня. Ir antrasis minusas jau iš manęs. Чтобы я смог получить от Kad Творца, aš galėčiau gauti iš kūrėjo то чтобы я мог отдать вниз. tai, ką aš galėčiau atiduoti ją pačią. Ir tada aš kreipiuosi iš kūrėjo gaunu, iš viršaus į apačią, То, что он Taip. дает мне, tai, ką jis man duoda. и от себя уже Ir nuo savęs jau atiduodu низший. tai, ko nori žemesnysis. И так я Ir получил taip aš gavau dvigubą norą и получил от Творца ir gavau iš kūrėjo наслаждение. čia dvigubą malonumą. Это я Tai esu aš. пишу. Prašau. Михаил. Michaelis. Как зовут того, кто спрашивал? Kaip vardas to, kuris klausė? Не написано, написано из одноклассников. Neparašyta, parašyta, kad iš klasioko. Klasiokas parašykite. Надо писать. Ravas, tai ilgai rašyti. Ну, То есть это то, чем занимается Na. каббалист. То есть получает Mokinys tai yra наслаждение, tai, kuo пропускает užsiema себя, kabalistas. дает. Reiškia, gauna malonumą, praleidžia pro save, atiduoda. O galite pasakyti, kokie norai? Ravas, na, tarkim, rašykim Vasę. да. Какие желания? Na, Я va. получил от него желание. Reiškia, aš iš jo gavau norą, kreipiausi į kūrėją, gavau iš kūrėjo užsipildymą, praleidau pro save Вася į получил Vasiai, o Vasė gavo aiškiai savo užsipildymą. Taip, четко свое наполнение от меня. tiksliai gavo savo užsipildymą iš manęs. Пришло к нему. Va jis atėjo jam. Значит, Taip, он получил ir один раз. reiškia, jis gavo vieną kartą, o aš du. Вася хочет денег. Вы- Mokinys, Vasė nori pinigų. Tai kaip jam duoti pinigų? Ravas Vasė nenori pinigų. Vasė nori užsipildymą. Jis
pinigų nesuvalgys. Jis turės pinigus iškeisti į visokiausius malonumus. Tai aš jam duodu tuos malonumus jų pačiame nuogiausiame, pačiame natūraliausioje formoje. Tarkim, šitas Vasė, tarkim, ten sveria 100 kilogramų. Mėgsta pavalgyti. Ką reiškia, kad jis mėgsta pavalgyti? Reiškia, jis mėgsta pasimėgauti to maisto procesu, jo pojūčiu, jo ryjimu, taip? Ir paskui mokytis, kodėlgi jis vėl prisivalgė, arba ten su degtine, ar ten dar kažko. Na, žodžiu, laukti vėl, ne? Laukti vėl, kol visą tai nustos jame, išnyks jame ir vėl reikės užpildyti. Kodėl? Aš jam duodu galimybę pastoviai būti užpildyme. Tai yra, jūs imate kažkokią tai energiją iš kūrėjo ir duodate jam. Jis nori pinigų, jis gauna tą energiją ir jam pakanka. Šito jį tai užpildo. Ravas, bet kokie malonumai mūsų gyvenime, tai yra šviesa. Tai tik tai maistas, seksas, šeima, turtai, garbė, žinios, na taip dalinasi tarpusavyje. O iš tikrųjų viduje tai yra, na, pati švariausia šviesa. Vat įdėsi va čia elektrodą ir jisai mėgusis tarsi, vat, iš mėgusis maistu, o va čia įdursi, čia bus kaip iš sekso, o čia iš šeimos, o čia elektrodas, vat, iš mokslo ir taip toliau. Klausė, ar tai bus greitai? Kaip tai? Ir šiandien taip galima padaryti. Jūs imate tą energiją iš kūrėjo, praleidžiate per save. Taip, na, todėl, kad gavau iš jo norą. Iš pat pradžių gavau iš jo norą. Nesvarbu, kokį norą, ten, tarkim, kad jisai nori pinigų. Ravas, nesvarbu man. O čia tik tai vienam žmogui, ar galima visiems iš karto? Va tas norą tik tai vieno galima paimti. Ravas, iš viso pasaulio, nesvarbu kaip. Tada aš, vat, kitą dalyką darau. Na, vat šitą, va čia Adam, vienas vienintelis sukurtas kūrėjo, noras, o čia esu aš. Vienas. Taip. Ir štai aš sugeriu norus visų, kurie čia egzistuoja, o kaip aš sugeriu tos norus. O tai, jeigu aš išreiškiu jiems meilę. Tada aš sugeriu norus, kad užpildyti jų norus. Taip? Ravas, taip. Ir kai sugeriu tos norus, aš paimu tos norus ir kreipiuosi tada į kūrėją. Va čia yra malda, kuri vadinasi pas mus man. Na, kreipiuosi į kūrėją. Senė, kad jis duotų man užpildymą. Senė, kad per mane duotų užpildymą. Ravas, taip, žinoma, aš gaunu iš kūrėjo užpildymą per save, tai pereina per mane ir aš išdalinu jiems šitą užpildymą. Kiek aš va čia užpildau? Vat už visus, už juos, už visą pasaulį, už visus 7 milijardus. Senė, per mane pereina taip. Ir kas tokiu būdu gaunasi, kad aš ir kūrėjas, mes esame kartu. Vat viso kito pasaulio atžvilgiu. Vat žiūrėkite, kaip padėjo man pasaulis būti vat susijusio su kūrėju ir būti tokiu pat kaip jis. Mūšė, nu atrodo kaip logiškai, čia viskas gaunasi, kad mylėti tai naudinga. Ravas, taip, mylėti naudinga. Taip, ir ne šiaip savo gauni kokį nors malonumą ten trumpą, už kurį ten paskui ten susimokė, o gauni užpildymą dangišką. Mūšė, ar yra skirtumas užpildyti ten 1, 2, 3 ar visą žmoniją? Ravas, yra skirtumas kokybė ir kiekybė, o iš principo tai vienas kitam netrukdo, tu išsiplėti, būtent gaudamas iš jų norus, tu išsiplėti. Mūšai, iš kur tu žinosi, kad tu iš 7 milijardų žmonių gauni. Ravas, užpildymas. Tai jums nesvarbu nei kas, niekas. Ravas, ne, tai žemiškam lygyje, nedomina manęs. Aš matau, kad pelė nori suvalgyti, tai yra, kad jie nori suvalgyti pelytę. Tai aš gausiu tą norą, kurį, kad jie turi, kad suvalgyti pelytę.
muša. Tai klausimas dabar liko tik tai, kaip pamilti. Ravas, va tam ir yra kabalos mokslas, reikia susijungti į dešimtukus ir reikia realizuoti tai. Na, šiandien tai tampa vis labiau ir labiau prieinama. Aš tikiuosi, kad taip greitai bus suprantama visiems, kad bus išleidžiamos įvairūs lankstinukai, bus rekomendacijos ir žmonės supras, kaip tai daryti. Va taip praktiškai, paprastai. Simonas, va Julija iš Rusijos klausia. Jeigu iš pat pradžių buvo Adomas, tai kur dingo Ieva? Ravas. Problemėlė. Visą laiką, nuo pirmo piešniuko jūs kalbate tik tai Adomas, o moteris klausia, sako, kad buvo ir Ieva. Na, ką aš čia galiu padaryti? Na, tarkim, na gerai, klijuokim čia dar ir Ievą. Na, reikia rašyti Ievą, jo vis dėlto. Na, reikalas yra tame, kad, kaip mes jau ir kalbėjome, noras, jisai susideda iš dviejų dalių. Susideda iš noras, tarkim, mažas kvadratėlis ar kubikas, va čia toje vietoje. Susideda iš dviejų dalių, turi patį norą, taip. Patį norą, tai ir yra jūsų Ieva. Ivrito kalba tai, Chava. Aš nežinau, kaip čia teisingai parašyti, galbūt su H raide. Taip, Chava. Taip, ne? Taip. Ne tai. H. Be C. Chava. Tak, į Chava. Na ir čia yra noras. O išskyrus va šitą norą yra dar ir siekis. Va tas siekis yra vadinamas Adam. Kavana, taip vadinamas. Ketinimas. Sienė. Vyriška dalis. Ravas, taip, vyriška dalis. Na, toliau Tatjana klausia, jeigu siela yra viena visiems ir atitinka kuriai pagal savybės, tai vadinasi atitikimas kuriai irgi vienas visiems. Ravas, ne, kiekvienas turi savo dalis. Visi mes esame bendros sielos dalis ir kiekviena dalis yra individuali. Tai reiškia susitapatinti su kurieju, tai reiškia visą savo dalį iš egoistinės formos. Na, reikia performuoti į altruistinę. Atitinkamai, su tuo, kas tu iš tikrųjų esi pagal savo prigimtį. Įdomi citata čia tokia yra, kuris kalba apie bendrą ir asmeninį. Žinojimas yra tame, kad visą tai, ką mes matome, girdime, jaučiame visame materialiame ir dar daugiau dvasinėme prote ir sieloje, visą tai yra apsivilkimai. Viduje tai yra viskas vienai paprastai vienybei. Vidinė struktūra ir mumise, dėl to, kad yra daugelis pasiekimo formų, viskas susijungia į vieną visumą, nors iš pradžių ir yra priešinga viskas viena kitam. Ravas, taip. Čia iš kur? Ravas Kukas. Simonas Denisas klausia, dėl to, kad visus nusikaltimus padengs meilė. Denisas Rafanakovas klausia, kuo daugiau tau blogiau nuo žmogaus, tai tu daugiau užpildysi savo sielą, pamilęs jį, Ravas, nepažinęs, tai pamilęs. Kuo didesnis minusas, o tu padarysi pliusą, tai bus didesnė tavo siela, ar ne, teisingai, Ravas, taip. Kodėl sako, kad siela tai yra kibirkštėlė, kurėjo, o kartais sako, kad tai noras gauti. Ravas, na tai pagal savo užpildymą siela tai yra šviesa, pagal savo ne vidinį turinį, o pagal savo prigimtį. Na, ji kūrinys, noras. Na, priešingas, kurie susidaro iš dviejų priešingų dalių. Igoris klausė, jeigu Vasė gauna iš manęs egoistiškai, aš užpildau jį, kurėjo šviesą, ar aš padedu vystymusi būtent jų egoizmą?
Jis jaučia, kada mėgaus. Ravas. Na, žiūrint, kaip mes žiūrime vienas į kitą. Na, bet iš principo kalba eina ne šiaip apie Vasę, o kalba eina apie mano draugą grupėje, kad mes esame vienoje bendroje sistemoje. Čia yra grupė. Tai yra grupė, kurioje yra 10 žmonių. 10 žmonių. Ir mes esame ryšyje, esame abipusėme ryšyje vienas su kitu. Ir vieni su kitais. Ir čia, iš tų ryšių, mes supiname štai tokį bendrą debesį, to abipusio ryšio tarpusavio. Apie tai ir kalbama yra. Tas bendras debesys, kurį mes tarpusavyje supiname, tas debesys ir vadinasi mūsų siela. Mūšai, o kur čia kūrėjas? O kūrėjas, o tai yra tai, kas užpildo tą sielą. Ravas, o kūrėjas tai dar vidinė šito dalis, ten viduje, ką skleidžiame. Tai ir yra kūrėjas. Mušai, o jeigu čia ne mano draugas, o čia jeigu milijonai žmonių, Ravas, ne, kito negali būti. Galima juos užpildyti, ar tik negalėsime jausti. Ravas, negalėsit nieko daryti. Tai galima tik tai būtent tokiame abipusėme ryšyje. Todėl kabalistai slepia visus tos dalykus ir laukia, kol žmonija galės, užmėgsti su jais tokį abipusį darbą. Na, aš negaliu paimti savo vaiką ir pradėti jį užpildyti. Ten savo žmoną ar savo tėvus. Muša, tai turi būti abipusis dalykas. Tik tai. Tik tai. Va čia toks klausimas yra. Andrijus iš Belgrado klausia. Įsikūnimas tai tada, kada siela apsivilka kūną. Ravas, aš iš vis tokio dalyko nesuprantu. Kokiu būdu siela, apie kurią mes čia kalbame, kad tai gali būti susijęs su mūsų gyvūniniu kūnu. Tas gyvūniškas kūnas gali egzistuoti ir gali neegzistuoti. Siela gali egzistuoti ir gali neegzistuoti. Visa tai visiškai yra... Na gerai, pažiūrėkime taip. Kol žmonija egzistuoja jo egoizmas, ego šitą mes galime vadinti kūnu. Taip? Taip. Galime vadinti kūnu dar mėsą. Na taip. Biologinė, ar ne? Ravas, taip, mūsų kūną, taip. Taip, toliau. Antras. Siela. Siela. Tai yra tai, ką mes kūrėme. Jeigu mes susijungėme su kitu, tai yra, jeigu aš žiūriu į kitą taip, kad užpildau jį ir todėl kuriu ryšį su kūrėju ir tada gaunu iš kūrėjo jėgą ir užpildau šitą kitą. Čia aš, čia mano draugas, o čia yra kūrėjas. Bet tokiu atveju aš įgaunu sielą. Užpildau kitą per ryšį su kūrėju. Tai yra, aš gaunu iš kito minusą, papildomą norą atiduoti. Taip, kada aš kreipiuosi į jį, į tą antrą. Taip, ir gaunu iš kūrėjo norą užpildyti, kad būtų kuo užpildyti. Ir tokiu būdu aš turiu jau ir minusą, ir pliusą, du skirtingi norai. Tai šito pagrindu, šitų dviejų parametrų pagrindu, kuriuos aš čia savo padariau. Aš taip konstruoju dipolį, pas save. Tai vadinasi rešimo avijut ir rešimo itlapšut. Ir šviesa ir kly. Taip. Tai tokiu atveju aš čia turiu šitą štai kly.
o viršutinis, va, tarkim, čia yra šviesa or, light. Вот так. Vat šitaip. И таким образом вот это вот все Ir tokiu вместе, būdu, они называются va čia tai kartu, tai vadinasi siela. Dar kartą parašysiu. Siela. То есть еще раз спросить, значит, Na, dar kartą, na, vat noriu paklausti. Gaunasi taip, kad siela, ne, tai meilė. Vat meilė čia yra tokie santykiai tarp dviejų žmonių, kurie užseima kabala, kada jie vienas kitą užpildo ir tokiu būdu jie atskleidžia sielą. Ravas, ne, nieko jie neatskleidžia. Jie kūrė, man reikia gauti iš kito. Na, vat pažiūrėkite, dar kartą. Vat tai esu aš. Aš. Aš turiu egoistinius norus. Nieko kito nėra. Aš turiu kreiptis į kitą. Čia yra mano draugas. Taip? Friend. Kreipiausi į jį, gavau iš jo minusą. Tai yra norą jį užpildyti. Su šito noru užpildyti aš kreipiuosi į kūrėją ir sakau, duok, aš noriu užpildyti kitą, aš noriu susitapatinti būtent tame su tavimi. Jis duoda man. Ir aš dėl to, kad jis davė, aš perdodu draugui. Tai yra draugo atžvilgiu, aš tampu kaip kūrėjas, duodantysis. Vat šitą būseną perdavimo iš kūrėjo draugui, būtent į draugo norą, tai kas daro manyje atitikimą, tai kas kuria manyje atitikimą kūrėjai. Šita būsena ir vadinasi, šita būsena todėl ir vadinasi siela. То есть душа — это вообще что-то, что существует. Mūša tai yra siela, tai kažkas tokio, kas egzistuoja, va taip potencialiai, taip gaunasi. Ravas neegzistuoja, jeigu tu nepadarysi, tai nėra. Mūša tai, kad yra kūnas, o viduje ten yra kažkas. Ravas, kas ne, tam gyvūnime, čia kažkokia mėsa, tu ramiai gali užkasti šito. Vladimiras klausė, jeigu egzistuoja 600 000 dalių sielų, tai tikriausiai skiriasi ir tie 600 000 skirtumų, taip šitų dalių. Ravas, žinoma, kuom skiriasi? Norais, skirtingi norai. Daug daugiau. Kiekvienas noras, kiekviena siela susideda iš 613 norų. Ir visi šitie norai vienos sielos skiriasi iš šaknies. Skiriasi nuo 613 norų kitos sielos. Ir iš 600 000 sielų nėra nei vienos tokios, kuri atitiktų, būtų tokia pat kaip kita. Kada aš praleidžiu šviesą iš kūrėjo per save kiti jaučia va šitą poveikį, ar jie dar neturi kuo šitai pajausti. Raus, na, žiūrint, kokiu intensyvumu mes veikiam. Na, priklauso tai nuo jų norų. Bet tai yra grupė, aš turiu omenyje vėlgi. Mes grįžtame į prieš tai buvusį brėžinį. Čia grupėje, taip, čia 10. Štai čia 10. taip vadinamas. Ir tik tai 10 aš galiu savo sielą sukurti. Tai yra Simenas, tai tie, kas nori tai pajausti, kas siekia šito, tai būtent va čia šitie žmonės. Mūša, tai kabala nesikreipia į visą pasaulį, taip gaunasi. Ravas, tiek, kiek mes sugebame tai realizuoti. Mūšai. Andrėjus iš Lvovo klausė. Kokia valios laisvė mano sielos, jeigu pradžia ir galas yra nustatytas iš karto kūrėjo. Ravos, pradžia ir pabaiga nustatyta kūrėjo, bet valios laisvė yra tame, kad šitos pabaigos pasiekti savarankiškai, o ne kad gintų pagalių į tą laimę. O reikia siekiant šito būtent pačiam. Daug grupių, daug vaikinų Lvove sėdi. Timūras iš Maskvos klausė, kodėl linkėjimai Lvovui? Taip, klausimas, kodėl atskleidimas bendros sielos
Tai turi būti gyvenimo prasmė. Ravas, gyvenimo prasmė yra užpildymas kitų, todėl kad to aš susitapatinu su Kūrėju ir pakylu į jo lygį, būtent amžinybės, begalybės, suvokimo, atskleidimo viso ko, begalinio, be laikio pasaulio. Tatjana iš Rusijos. Na, va, šiek tiek pasuko taip klausimą, noriu taip, kad atsakytumėte. Jeigu aš mylėsiu žmonės, padėsiu jiems, ar Kūrėjas perves per mane šviesą? Ravas, ne, Tanička, galite nusiraminti ir neverkti, nieko per jūs Kūrėjas nedarys, tik tai tada, jeigu jūs būsite grupėje ir vykdysite visas sąlygas, kurios yra nurodytos kabalistiniuose šaltiniuose. Eduardas iš Belgrado klausė, kuom skiriasi siekis, ketinimas nuo noro? Simonas, čia jau Belgrade galima grupę kurti, aš gimiau Belgrade. Ravas, kas gimė? Aš gimiau. Tai va, tai iš kur? Kuo skiriasi siekis ketinimo nuo noro? Ketinimas ir noras, tai niekur jo nepadėsi. Noras yra sukurtas Kūrėjo, gali būti dideliu, mažu, kokį tik nori. Taip sukurta. O ketinimas tai priklauso nuo manęs, kaip aš naudoju šitą norą. Iš tikrųjų, kabaloje yra tik tai du naudojimo būdai. Tai yra vardant savęs arba vardant kitų. Valera iš Kijevo klausė. Depresija tai nesugebėjimas mėgautis ir jausti gyvenimišką jėgą, tai kas, tarkim, vakar buvo mano gyvenimo prasmė. Ravas, na čia žemiška savoka tokia, žinoma, kad gali tai būti, bet kabaloje turime omenyje depresija, tai kai nėra poveikio aukštesniosios šviesos būtent norui. Ir tas noras vysta ir nejaučia traukiančio, stumiančio į priekį, nejaučia tos stumiančios į priekį krypties, ketinimo. Klausimas, traukti Kūrėjo šviesą nuo savęs kitiem, Ravas, taip, bet iš pradžių reikia užmėgsti tokį ryšį ir būti su jais vienoje grupėje. Čia ne šiaip sau, kada einu, ten kažkur viską ten dalinu, ten mėtau kažką. Ne. Muša. Tai gaunasi, kad čia labai svarbus elementas metodikos. Žmogus kaip vienas, jisai mokosi kabalos. Ravas, tai nieko. Na, čia yra parašėmoji tokia dalis. O paskui vis tiek jam reikia, apie tai yra rašoma. Simonas, bet virtualios grupės nebuvo, taip kabalistai neturėjo. Ravas, virtualios grupės niekada nebuvo, mūsų laiku dabar pradeda tokių grupė atsirasti ir neblogai tobulėja, bet, tikriausiai gali būti, kad kabalos ateitis virtualios grupės, bet išskyrus, aišku, tas fizinės kažkur. Andrėjus iš Dniepros klausė, kodėl savo svarstymuose neįtraukite Dievo valios. Tai jūs kalbate tai bendrai. Ravas, Dievo valia ar žmogaus valia? Su Dievu aš neturiu jokių problemų. Visiškai jokių problemų. Kūrėjas yra pastoviame vieninteliame statise, norintis visiškai mylėti, visiškai užpildyti, visiškai atiduoti. Ir todėl reikia žiūrėti jį kaip pastoviai teigiamą šaltinį. Negalima jam pakenkti, negalima iš jo gauti mažiau, negalima iš jo gauti daugiau. Visa tai, kas kalbama, kad tarsi ten jisai ten pyksta, duoda, neduoda, ten daro su mumis įvairiausius kažkokius tai, daro įvairiausias ten problemas, ar ten kažkokius tai pratimus. Visa tai kalbama žmogaus atžvilgiu, taip suvokia žmogus. Kūrėjas jis yra visiškas absoliutas ir todėl jisai keistis negali pagal tą savoką. Iš Almatos, o jeigu egoizmas sudega, kaip jūs sakėte, kaip mes tada tobulėsime dvasinėme? Kad pasiekimui. Sakoma, kad mums reikia egoizmo, kad mes galėtume tobulėti. Sudega dabartinis žemiškas egoizmas. Tiems visiems menkiems užpildymams. Ten kaip maistas, seksas, šeima, čia buitiniai dalykai. Ir išskyrus tai dar pinigai, valdžia, garbė. Simonas, tai menkas egoizmas gaunasi, jeigu maži tie užpildymai. Ravas, taip, čia žmogus mūsų pasaulyje, kogi jisai siekia daugiau. O egoizmas, kuris stumia mus į priekį, tai čia jau dvasinė tokia sąlyga, kuris mus išveda. Ravas, egoizmas, kuris mus stumia į priekį, tai yra jau egoizmas, kuris išeina už ribų mūsų kūno.
Tai yra už rėmų šitų, kad maistas, seksas, šeima ir visuomeninių tų užpildymų rėmų, turtai, valdžia, garbė, žinios. Na ir čia atsiskleidžia prie žmogų taip iš tikrųjų. O kur? Jeigu viso šito manęs nebeužpildo, jeigu tas egoizmas tose šešiose tose pagrindinėse kryptėse, tai ką rašo Balės Ulamas įvadė į knygą Pažinimo medis. Na tai kur man tada dingti, aš tada galiu. Na tada žmogui pradeda tada jau taip purtyti ir jis nežino, ką tada daryti. Ir tada jis, pagal, iš tikrųjų neatsitiktinai, bet būtent tame lauke, kuriame mes visi randamės, informacinėme lauke, tokiame, tas informacinis laukas stumia jį į tą vietą, kuris gaus gauti tą informaciją apie tolimesnį savo vystymąsi ir taip jisai atsiduria kažkame ryšė su mumis. Aš norėčiau išsiaiškinti dėl savęs tokį rezumę. Tarkim, Senė išskyrus dvasingumą jis nieko nenori. Jis viską turi, ten mašina, šeima, ten vaikai, aš negaliu nieko daugiau ten jam užpildyti, jis viską turi. Senė dabar nori dvasingumą. Tai aš visą laiką dabar turiu vaikščioti ir galvoti visą dieną, kaip aš turiu užpildyti jo tą dvasinį norą, kaip padėti jam atskleisti kūrėją. Nes jisai šito nori, nenorės ten valdžios, pinigų, taip. Pas jį tai viskas sudeginta, ar ne, muša. Visas darbas kabalisto yra tame, kad vaikščioti visą dieną ir galvoti, kaip padėti Senį, arba prašyti kūrėjo, kad padėtų Senį, ar ne? Ar taip? Raus, taip, ne šiaip sau, kad jam. Iš tikrųjų, tai ne taip daroma. Aš dirbu ne taip, ne taške, ne žmoguje, aš dirbu grupiai, tam, kad pakelti grupę. O tą darbą grupėje, mes turime apie tai kalbėti atskirai, mes nebeturime laiko. Žodžiu, mes nei ties Vasė, nei ties Senė nesustojame, mes kalbėsime tai jau kitą kartą, tai bus po Amerikos kongreso, aš tikiuosi, kad susitiksime visi kartu, ir išsiaiškinsime jau tą grupinį, taip vadinamą kabalistinę dvasinę grupę. Ir aš kviečiu visus žiūrėti tą Amerikos kongresą, būtent ten kalbėsime apie tai, kaip per grupę galima išeiti į dvasinį pasaulį, kad kaip pradėti jausti save virš šito pasaulio. Čia šiandien būtent mūsų pastangų dėka. Kongresas 5-7 gegužės. Dar bus keletą veidrodinių kongresų, kurie organizuojami visame pasaulyje: Prancūzijoje, Brazilijoje, Kentas, UK, Slovakija, Rumunija, Kielnas. Tiek daug vietų. Pietų Amerikoje prasideda nuo 26 balandžio dienos. Tai beveik kas antra diena. Tai bus Čilė, Brazilija, Meksiko, paskui jau bus New Yorkas. Jau ten kelionė gera, kiekvieną dieną bus skrydžiai. Čia tai jau pripratęs prie tų reikalų. Kada ten bus 26? Ketvirtadienį, taip? Žodžiu, pradedant nuo ketvirtadienio jau prasidės kongresai, taip kad būkite kartu su mumis. Ką jūs patartumėte žmonėms, kurie dar neturi 10-tukų? Aš patarsiu tiesiog įsijungti. Įsijunk kompiuterį, per televizorių šito nerodys, tai bus per kompiuterį, sėdė prie kompiuterio, klausyk, užsirašinėk ar parsisiųsk viską iš ten ir dalyvauk, kiek tik įmanoma daugiau dalyvauti. Atverk akis, atverk burną, atverk širdį ir taip dalyvauk, Senė. Tarkim, sėdi ten fokus grupė, 10 žmonių, kurie kalba, uždavinės jiem klausimus ir kad jis irgi su jais atsakinėtų. Tai būtinai dalyvauti kaip spektaklyje. Muša, taip drąsiau mes rekomenduojame, kad bet kokiame praktiškai pasaulio taške yra mūsų grupės, galima tai pats geriausias variantas ateiti į grupę. Bet išskyrus tai, galima ir taip, jeigu nieko kito nėra, tai įsijungi kompiuterį ir kartu su grupe, tai lieka dar ten įrašai, galima ir papildomai pažiūrėti. Aš labai rekomenduoju. Klausimas, ar kabala tai meilės mokslas? Taip. Taip, tikroji meilė tai yra tai, kas atsiranda būtent rezultate, kai realizuojama kabala. Tai, ką mes matome Piterį, tai rezultatas įvadinės paskaitos
įvadinės paskaitos. 27 апреля пройдет вводная беседа. Живущие в Алмате и окрестностях приглашаются. Ir Almatoje bus taip pat irgi įvadinė paskaita. Kas gyvena netoli Almatos, prašome, dalyvaukite. Ravas, kodėl nekalbate apie Almatos kongresą? Mūšė, na, taip, pabaigoje Amerikos kongreso pranešime. Na, jūsų linkėjimai. Ravas, mano linkėjimai, kad viskas gerai gautųsi jums ir kad jūs, na, vis dėlto žiūrėtumėte šitą Amerikos kongresą, vis dėlto tai yra 25 užsiėmimai, neskaitant tų draugų susitikimų, įvairiausių tenai dainų ir viskas yra tai labai naudinga bus ir teisingai nuteiks ir visą tai išplečia jūsų sielą, kuri galbūt šiandien randasi dar kol kas tame pradžios taške. O mes su jumis jau susitiksime po kongreso, po 2 savaičių. Sėkmės jums ir iki pasimatymo.